Vilniuje motociklas rėžėsi į stulpą. Motociklininkui prireikė medikų pagalbos. Avarija įvyko ketvirtadienio vakarą, apie 22 valandą 7 minutės buvo pranešta policijos budėtojams apie eismo nelaimę Žygimantų gatvėje. Pirminiais duomenimis motociklas rėžėsi į stulpą. Ciklininkas buvo sužeistas, jam prireikė medikų pagalbos, tačiau, pasak liudytojų, vyras buvo gyvas, sąmoningas, ir medikai jį išvežė į ligoninę. Motociklas liko gulėti ant dviračių tako ir smūgis buvo toks galingas, kad lūžo motociklo galinis ratas, atsiskyrė, čia nuriedėjo, išsimėtė motociklo dalis šaligatvio nemenkam plote. Tiesiog nesuvaldė motociklo. Kol kas pirminiais duomenimis jokių čia nei lenktynių buvo, nei jam kažkas sukliudė. Tiesiog štai taip įvyko tokia avarija ir dabar dar įvykio aplinkybės aiškinasi policija. Ir tokia dar viena detalė. Kol kas nerandama yra motociklo valstybinio numerio. Arba jisai kažkur nuskriejo kartu su galiniu ratu, per smūgį atsiskyrė ir dingo, arba jo galėjo ir apskritai nebūti. Tai nustatys policijos tyrėjai. Štai tokia kliūtis ant dviračių tako ir dviratininkai priversti važiuoti šaligatviu.